Mama. Aviacijos sektoriui šiuo metu nėra patys geriausi laikai. Visi žinom apie Irano-Izraelio konfliktą. Per maždaug mėnesį aviacinio kuro kainos pakilo praktiškai dvigubai, kadangi aviacinio kuro sudedamoji aviabilietų savikainoje yra išties labai reikšminga. Reikėtų kalbėti apie diapazoną 25 iki 35%. Tai iš esmės apie trečdalį paprastai iki karinio konflikto sudarė aviacinis kuras. Avialinijos priverstos arba kelti kainas, arba tiesiog sugerti tą nuostolį. Būtent todėl mes matome situaciją, kai atsisakoma kai kurių maršrutų, kurie gal nėra tokie pelningi arba atvirkščiai tapo labai nuostolingi. Rinka šiek tiek sustingo. Lietuvoje mes turime plačiai diversifikuotą aviacijos sektorių. Mes turime lėktuvų remontą, tikrai pasaulinio lygio žaidėją, kuris atlieka tiek lėktuvų remontą, tiek lėktuvų aptarnavimą. Mes turime antžeminio aptarnavimo kelias įmonės, kurios yra stiprios, dirbančios ne tik Lietuvoje, bet ir Lietuvoje jų pajėgumai yra tokie, kad leidžia tie pajėgumai priimti vis daugiau lėktuvų. Jeigu nebūtų antžeminio aptarnavimo tiek specialistų, kurie gali aptarnauti tos lėktuvus, naujos avialinijos su naujom kryptim, jos tiesiog neateitų. Nes tai yra vienas iš svarbių dalykų, kad lėktuvas atskridęs būtų greitai aptarnautas ir jisai galėtų tęsti savo skrydį jau dabar kitur. Tai mes turime visą grandinę skirtingų įmonių, kurias jungiam ir nacionalinėje aviacijos asociacijoje Lavija. Kviečiame visus, kas dirba aviacijos srityje arba su tuo susijusios srityje. Kviečiame visus jungtis į mūsų bendruomenę. Nagrinėsime svarbias sektoriui problemas, spręsime tas problemas, teiksime pasiūlymus ir valstybiniam sektoriui. Kviečiame tapti šitos šeimos dalyviais.